kaip jūs manot apie patį maistą, kuris genetiškai modifikuotas, nes jisai jau egzistuoja ir mes jį vartojame, tai kas norėtų atsakyti? Na, tokių morkų, dėl kurių aš galėčiau skraidyti, tikrai neatsisakyčiau. Ja. Kalbant apie tos genetiškai modifikuotus organizmus ir jų valgymą, tai aš iš savo perspektyvos, kiek žinau, tai galiu pasakyti, kad tai tikrai nėra žalinga, vienas dalykas. Kitas, tai kodėl? Tai bet kokį organizmą mes valgydami virškiname DNR, virškiname baltymus, virškiname riebalus, virškiname cukrų iš to organizmo. Tai DNR virškinama tikrai negali padaryti žalos. Kas gali padaryti žalą, tai yra baltymai. Bet su baltymais, kurie yra toksiški, yra uždrausta dirbti. Tik tam tikrose srityse, kurios tyria tam tikras ligas. Nes jeigu yra kažkokia liga, tai didelis šansas, kad bus kažkoks, už jos slypės kažkoks baltymas, kuris yra žalingas. Kalbant apie riebalus, tai jie daug naudos neprideda tiems organizmams genetiškai modifikuotiems. Ir pats tas genetinis modifikavimas organizmų, jisai neatneša tokių labai rimtų pokyčių, kokius galėtų atrodyti, kad atneša. Neišauginsim mes pomidorams sparnų. Ir tiesiog vienas yra geras pavyzdys, kaip Amerikoje genetiškai modifikuoti grūdai yra auginami. Kadangi gamta pasisavina anglies dvideginį CO2 labai lėtai, tai net neįterpinėjant iš kitų organizmų į tuos grūdus kažkokių tai genų, o tiesiog pamodifikavus vieną geną, kuris atsakingas už CO2 įsisavinimą, tas baltymas tampa efektyvesnis ir grūdai išauga didesni. Tiesiog žmonės bijo tų genetiškai modifikuotų organizmų ir nedaug dievė ten suvalgys tą patį grūdą, kuris išaugo didesnis. Tai va, kol kas aš tiek turiu ką pakomentuoti, gal jūs kažką turit? Na taip, su skepticizmu žinoma susidarimo. Iš esmės nėra kažkokių tai įrodymų, kad genetiškai modifikuoti organizmai kenkia ir jų valgymas lygiai taip pat. Tarkim, iš tikrųjų tai yra didelės perspektyvos tame, kad galima auginti kažką druskingame, tarkim, dirvožemyje, arba ten, kur yra sausra ir dabar, tarkim, tiesiog neauga augalai. Taip, kad didėjant mūsų populiacijai, čia iš tikrųjų greičiausiai yra neišvengiama jas naudoti. Bet kalbant apie tai, ar jie kenkia ar ne, tai tikrai irgi su to nesutinku. Ir kaip kolega sakė, kad tai gali būti, tarkim, tas pats genas, tam pačiam organizme tiesiog įdėta jo, tarkim, daugiau, nieko beveik nepakeičiama, tiesiog kažkas minimaliai ir tai duoda labai didelę naudą. Tai, tarkim, tai, ką noriu pasakyti, kad būtent tas pačius bent genus visą laiką valgome su kiekvienu maistu, tai ar suvalgysi vienu genu daugiau ar mažiau, ir ar jis bus iš vienos žuvies ar truputį dar kitos, tai tai yra lygiai tas pats organizmas. Tai aš dar norėčiau pasakyti, kad pasinaudodami tą technologiją modifikavimą, mes kaip tik galime maistą padaryti dar saugesniu. Sakykime, vienas iš tikslų tos sintetinės biologijos ir visai neseniai pavyko tai iš tikrųjų padaryti, tai 3D printinti mėsą. Tai galima tiesiog auginti daug ląstelių, kurios duoda mėsos skonį, ir tada nereikėtų gyvulių ūkį. Ir tarkim, ta pati mėsa irgi yra kai kurių ligų rizikos veiksnys, tai mes galbūt galėtume ją sukonstruoti taip, kad jinai neturėtų savo kenksmingų medžiagų ir galėtume ją padaryti dar mažiau žalos sukeliančią.